Beliauskas į kairę pusę. Matonas stato užtvarą, Beliauskas iš toli ir pagaliau. Šaulys Beliauskui. 5 sekundės atakai. Reikia sprendimų. Beliauskas pora varžovų prie Langų rinktinėje. 10 sekundžių ketakį skirto laiko pabaigos. Beliauskas žaidžia 1-1, meta tritaškį ir Laurynas. Beliauskas čia prieš Buiką. Plius 14 turi Žalgiris, 2 sekundės Utenos komandos atakai ir Buika padarė. Giedraitis po išsikeitimo lieka gintis prieš Šarūną Beniušį, tačiau bando pranašumo perimetre ieškoti Beliauskas, jo metimas iš toli. Mineikis gynyboje prieš Tukį Brauną. Beliauskas iš Matono, sudėtingas metimas iš toli, Laurynas. Sekundės šiam metimui. Beliauskas. Sudėtingas ir sėkmingas. Bet Juventus dvikova, kuri ilgą laiką buvo tikrai lygi ir atkakli trečiajame kėlinyje. Spurtas klubo 7bet Lietkabelio sudėtyje. Žaidžia Džiugas Slavinskas, Laurynas Beliauskas į baudos aikštę. Lietuvos krepšinio lygos, kita iš daugiausiai regionų krepšinio lygos, visiškai triuškino tuomet žalgiriečiai Utenos klubą. Beliauskas sunkiai veikia Gagičių, bet vis tiek Mantas Juzėnas žaidė 7,5 minutės, Buika jau dabar beveik 7. Beliauskas vėl tarp dviejų žalgiriečių. Iššoko į tuos perspektyviausių Lietuvos krepšininkų savo kartoje visus sąrašus. Jono Lekšo kolegos sudarytame jame, čia Beliauskas. tiek Grynas, tiek Beniušis. Sąmoningai ieškant į perdavimų komandos draugams. Beliauskas. Baudos aikštelės prieigose. Tikras monstras, jeigu tai jam yra gera diena. Šiandien reikia gero jo pasirodymo, varžovai yra priekyje. Padidino atotrūkį iki 5 ir 30 sekundžių lieka iki pirmo ketvirčio pabaigos. Beliausko Beliausko problemą kol kas gana sėkmingai sprendžia Ryto komanda. Dabar Laurynas metu pelnė jau 10 tašką pirmajame ketvirtyje. Beliauskas atšokęs, atakuoja iš toli ir smeigia. Nėra labai būdinga žemaūgiui žaidėjui ir Erikas Venskus aikštelėje. Tenai Beliauskas atšokdamas susikuria pakankamai. Beliauskas veržiasi į kairę pusę, Laurynas, jo verkstė metimas yra. Tokie dideli žmonės negali tikrai taip bėgti. Arba reikia įvesti maržas taisyklę, kaip futbolą. Ir jau tik 5 taškai vėl teskiria komandas. Beliauskas po driblingo iš vidutinio nuotolio. Tuo tarpu Utenos ekipa vos 63. Beliauskas sugeba. Jis baigėsi -2 taškais. Beliauskas švysteli labai sudėtinga. Kalta ranka ir lietė. Beliausko mesta kamuolį Matonas. Dar vienas šansas ir opa, jalpa. Ir Laurynas Beliauskas dar spėja išmesti metimą ir pataiko Laurynas. Sugmaila Matonas tik imituoja užtvaros statymą ir Beliauskas atakuodamas Džiugą Slavinską dar suranda Vincent. Beliausko judėjimas be kamuolio palieka, jis nuo Mineikių kaip. Komandų tarpusio rungtynėse Juventus gretose dar buvo Gediminas Orelikas. Čia Silvenas Francisko gana kibiai ginasi, perdavimas iš rankų į rankas. Beliauskas leidžiasi žemyn tikrai neprastai šioje. 13 taškų. Taip, prastai atsitveria savo varžovus Utenos krepšininkai. Beniušis, Beliausko. Keičiasi perdavimai su Torbu, ties 3 taškų linijos vidurių. Į dešinę veržiasi Beliauskas. Geras perdavimas Torbu. Beliauskas, aukštai. Prieš 2 Šarūnas Beniušis ir nors ėjo, ten į pagalbą Ignas Brazė taškai tarp komandų. Ir trečiajame kėlinyje Juventus karts nuo karto užpuola, bet apsiginti ir toliau yra taip pat sunku. Kestalutas. Jeigu neklystu, nuskaitė geras jo perdavimas ir Jogėla išsimetė pakankamai laisvę metimo. Čia jau geras 2 prieš 2 Beliauskas. Situacija Utenos ekipai. Čia Beliauskas nuo užtvaros gražiai vežėsi, randa. Braunas. Daug permainų be abejo Utenos klube viso sezono metu. Klysta Žalgiris. Ir kokį dėjimas.
Krepšininkas, kurį rotacijoje panaudoja Kemzūra, čia perima kamuolį Utena ir štai tokia. Lengvas grobis, Grynas, vėlgi šiandien 3 perimti kamuoliai, 1 blokas ir dabar Beliauskas. Rungtynės Utenoje sugrįžus į Uniklubet Juventus. Minėjai, veržėsi iki galo ir yra tiesiog...